pradėt? Tai visų, tas pirmas klausimas tiesiog kaip įsivaizduojat save po 10 metų. Gražia. Su daug operacijų. Be raukšlių. Ištepku tokį veidą. Man baisu. Įsivaizduojam, tokios kaip dabar esame. Būtent. Oi ne, su ilgais plaukais. Ir su dideliais papais. Ir su daug vaikų. Ir mes visos Ir mane paliečia. Su daug vaikų. Čia nieks nemantuos. Tai va, kitas klausimas. Nu, aš tai save įsivaizduoju įsitvirtinusią UK mados industrijos pasaulyje su fotografija, kad turėsiu savo studiją, gyvensiu lofte, su geresniam draugėm nei jūs. Nieka. Ir kad labai prasimušiu tai savo nišą, kad mano fotografija kažkur išsiskirs. Alevarija. Tai va. Gerai, ką Kristina įsivaizduoja? Aš įsivaizduoju save. Nežinau. Turinčią motociklą. Aš labai noriu motociklą. Taip pat, aš nežinau, aš negaliu labai rimtai dabar kalbėti, nes... Su atvirais kojų lūžiais. Su motociklo. Įsivaizduoju, atsiprašau. Tu įsivaizduoji mažą graži merginą ant motociklo, tu įsivaizduoji ją sveikai vairuojančią. Nelabai. Apie studiją galit pašnekėti, apie kiek vaikų turėsit, ten, žodžiu, kur gyvensit. Kiek mes po 10 metų dar neturėsim? Visiškai neturėsiu vaikų. Po 10 metų. Aš nebent vieną. Nu, tik ne po 10 metų. Nu, aš palauk, bus 29. Nu, ne po 50. Na, tu aš maniau, aš kokią norėčiau vieną vaiką. Ir tik tai metai įeiti rizikos šitą. Tai nežinau. Per tuos metus, po 10 metų jau norėčiau galvoti apie vaikus. Bet labai greit. 3 mėnesius turėtum, paskui po 9 mėnesius, žinai. Tai galvoti dar. Tai 3 mėnesius turės pagalvojimą. Greit labai Pagalvojimai, ne tik pagalvojimai, ir veiksmai. Ir veiksmai? Jo, 3 mėnesiai pagalvojimą, kokius veiksmas. Viskas. Gerai, tai Marija, ką veiksit dar savo tą UK? Ką dar veiksit? Nejaugi vien fotografuos. Priims savo draugės į svečius. Jo. Ne, vien fotografuoti nenorėčiau, kad būtų susijęs. Ką? Mes gyvensim Mes gyvensim kartu kaip lesbės. Nes esame lygos. Reikia kiaušinį. Aš yra kiaušinį. Tik mes po 10 metų būsim labai išgarsėjusios moterys ir mums labai bus gėda dėl šito video. Kuris CNN bus paskelbtas, o Dieve, pažiūrė. Ne, bus Mariste. Ištiemskai, kaip tu savai įsivaizduoji po 10 metų? Taip. Aš jau pasisakiau. Ane? Jo. Pats jungi save filmavai? Pulkė, atsisėdęs. Radau pakaitalą savo. Bet čia nerimtai, turiu menį pamatuosit. Tai jo. Indrė, gal tu turi kažkokių tai, tikslų, studijų srityje? Sarkoniai viską įvardinau. Kiaušinį pasakysiu. Svarbiausia yra būti laiminga, daugiau viskas. Pasėri. O ką studijuos? Ką dirbs? Studijuosiu ekonomiką, tikriausiai tikiuosi. Turėti gerą darbą ir būti kokia nors ministrė, neblogai. Ar dar kažko. Ne ministrė, bet tarkim, kažkur įsitvirtinti gerose pareigose. O kokios šalies ministrė? Tai nežinau, dar kur likimas manęs. Dar iš tiesų yra idėja ištekėti už Anglijos. Čia video, Marija. Marija. Dar viena idėja ištekėti už Anglijos patricijos. Dar vienas laisvės. Tas ryžas. Jo, jūs išvažiuojate ir jų video. Čia tik dabar O nepasakė. Indrė gyventų studijuos ten, kur Cibulskas jam nuveš. Nu, baig, Marija, visai. Žavelė, ar lavinsi toliau savo Photoshopo įgūdžius, ar jau mes iš... Sakant, jau tik išlavinti, kad tiesiog Nu, dabar jau maksimui, kuriu reklamas, ne, visiškai tai. Tai, aišku, tobulinsiu iki tol, kol Oksfordas apsiverks, kad manęs patys nepaprašė ten studijuoti. Bet savo gyvenimą kaip po 10 metų įsivaizduoju. Aš įsivaizduoju, labai gerai. Po 10 metų savo gyvenimą įsivaizduoju kur nors, ne Anglijoje. Anglijoje tik pradėsiu. Portugalijoje. Ne Portugalijoje. Pas Hugo. Italijoje norėčiau. Su Hugo. Su Hugo. Tai bus. Ir įsivaizduoju, kad turėsiu kažką tai savo nuosavą. Rūbus. Ne, tai prasme, su... Ir makiažą. Ne, su specialybė susijusiu. Konteinerį savo turėsi. Grafinio dizaino, kokią nors
įmonę. Kristina, pasakėjai apie studijas? Paminėjai? Verslininkė. Tik tai apie motociklus. Taip. Kuo verslausi? Nežinau. Motociklus. Nežinau. Aš kadangi studijuosiu tiksliuosius dalykus, tai labai norėčiau įsitvirtinti toje sferoje. Tai gal dar ką palinkėsit savo ir kitiems ateičiai? Pasiekti bent to, ką mes dabar turim. Ir tada visi bečiai. Čia buvo stipru. Turbūt ir užteks. Ko palinkėti, kad nenusiviltum savo gyvenimu. Turiu minėti, kad nepriplanuotum, kad aš būsiu advokatas ir atstovausiu, kai įsiskirs Kate Middleton su savo to princu, o būti namų šeimininkas su pagūtukais ir tešla rankoj ir drebančia. Ir dar linkiu, kad neapsverktų žiūrėdami šitą video, nes, žinai, čia tiek Kad daug mes svajonių. neapsiverktume. Tiek daug svajonių, o ten kokioj maksimai dirba kiaulės pjausto. Nu jeigu teikiamą numerį ten bus ekstazija, kad dar viena kiaulės galva. Jau geriau namų šeimininkai. Kad tik rimtai būti laimingu ir tam labai mėgautis to, kas darai. Jo, būtent. Cibuckų šeimininkė. Nu gerai, tu tikiuosi pamontuosi turbūt, nes Ir jūs man juodas pyp uždėko. Gerai, tu jau išsisėmė. Duok va dar dviem merginom pašnekėti. ir viską pasakė. Nėra ką daugiau. Viską Viską. pasakė, kad Cibucka. Nu, gerai. Va. Nu, Kristina, baigiamasis žodis. Baigiamasis žodis. Aš tikiuosi, kad mes po 10 metų galėsim lygiai taip pat visas Jo, keturias sėdėti. didesnės kompanijos susėsti prie to paties stalo. Didesnė. Nu, turėsim į mūsų draugės, tas pačias draugės. Ir taip pat šiltai bendrauti. Ir švęsti kalėdas kartu ir dar ką nors.